šioje asamblėje šią savaitę yra labai karšta. Vyksta debatai dėl asamblėjos pirmininko atsistatydinimo, bet pagrindinis klausimas tik įvykęs buvo baisus teroras Čečėnijos Respublikoje ir pono Kadyrovo elgesys su savo žmonėmis, su gėjais, juos kankinant, žudant, įpareigojant šeimas atlikti jų atžvilgių visas baisiausias procedūras, įskaitant žudines. Tai yra mano atminime nacių palikimo reliktas. Rezoliucija, kurioje pataisą aš pateikiau ir vieningai ji buvo priimta, mano pataisoje kalbama apie valstybės, šiuo atžvilgiu Čečėnijos, Rusijos viduje organizuotą terorą prieš homoseksualus. Maskvoje eina teismai, kuriuose matosi pavardės tų karininkų iš Čečėnijos, kurie dalyvavo ir Boriso Nemcovo nužudime. Ir tai bus teismo, netgi putiniško teismo verdiktas. Bauginami Maskvos demokratai. Pirmąsyk po daugelio metų visa asamblėja vieningai iki vieno balsavo prieš šią rezoliuciją, balsavo už rezoliuciją, bet prieš tą baisų veiksmą Čečėnijoje ir už žmogaus teises. Mano mama man daugel metų pasakojo dar senais 60 metais, kaip jinai pro plyšį matydavo savo žydiškam barake, vokiečių lagerė Štuthofė esančius ten pat kitame barake homoseksualius žmonės, kurios daužė ir naikino, per 3 mėnesius jau faktiškai būdavo nugalabijami vokiečių lageryje. Dabar staiga, po viso šito, kada Europos tarybos parlamentinė asamblėja priima rezoliuciją, aš negaliu patikėti, skaitau Delfi ir kitose portaluose, kad Telšiuose gimnazijoje mokytojas skleidžia panašią neapykantą. Tie jaunuoliai greit užaugs, prabėgs kaip akimirka tie keli metai. Kuom jie vadovausi savo gyvenime, pamatė kitokios krypties žmogų, ten parašyta ir platinama apie juos, kad tai sąmokslininkai, kurie sąmoksluoja prieš mus visus, ar tai mums neprimena pasaulinio žydų sąmokslo, skleisto nacių laikotarpyje. Mes atsakingi ne tik už savo šalies piliečius, mes atsakingi už jausmus tų žmonių, kurie atvažiuoja mus ginti. Mus ginti atvažiuoja amerikiečiai, vokiečiai, anglai, skandinavai. Jie pasiruošė padėti galvas ir atiduoti savo gyvybę už mūsų šalį. Tie žmonės yra užaugę vakarų visuomenėse, kuriuose nacių ir sovietų ideologijos nebuvo įleidusios per okupaciją savo šaknis. Ką mes pasakysime tam gausiam būriui žmonių, kurie užaugo vakaruose ir atvykę pas mus gint? Ar mes esame tokie pat kaip jie? Ar jie čia pasiruošę žūti už tas pačias vakarų vertybės, kurios yra vakaruose, kada kiekvienas turi teisę turėti savo gyvenimą, savo privatų gyvenimą, savo kitą nuomonę ir kiekvienas pasiruošęs žūti už kito žmogaus kitą nuomonę ir kitą kryptį? Ar 20 metais, būdamas valstybės signatūru, aš noriu atminti jums, visi kalbam apie 18 metų nepriklausomybės aktą, 20 metais Lietuvos Seimas, deklaruodamas Lietuvos atkūrimą, yra pareiškęs: Lietuva atkurta kaip demokratinė respublika, kaip demokratinė šalis. Šią demokratiją šiandien mes turime ginti ne tik tai prieš užsieniuose, ne tik išties ranką ir suteikti kelias vizas bėgantiems, žudomiems kitų krypčių ir kitų mąstymų žmonėms arba rusų demokratams, bet pas save mes turime pasižiūrėti, kokio lygio demokratija užsiaugino per 27 metus. Mokytoja gimnazijoje Telšiuose negali skleisti neapykantos, tie vaikai užaugę
negali vėliau rodyti visam pasauliui, kokia baisi yra Lietuva.